Sveiki, mėly laidos žiūrovai, nors pavasaris jau beldžiasi duris, tačiau saugokitės vėjo ir laikykite koją šiltai. Susirgus šios laidos vedėjai, ją pakeičiu aš. 6 šiuolaikinių meno kūrėjų parodos atidarymu prasidėjo 8. Medijų meno ir muzikos festivalis Centras. Menu besidomintys jaunuoliai kviečiami į visą savaitę truksiančius renginius. 8. Tarptautinio medijų meno ir muzikos festivalio Centras atidarymo proga meno gerbėjams pristatyta net 6 šiuolaikinio meno kūrėjų darbų paroda. Vienas iš parodoje eksponuojamų kūrinių autorius, buvęs architektas Tadas Černiauskas, ieškodamas naujovių savo gyvenime atsisakė architekto darbo ir paėmė į rankas fotoaparatą. Parodoje jis pristato savo naujausią projektą Paintography. Dauguma turbūt kūrinių gimsta dėl to, kad kažkas tau yra įdomu, dėl to, kad kyla kažkokių klausimų ir tu nori juos atsakyti. Manau, kad kiekvienas žmogus ir iš tikrųjų yra pats savo įkvėpimo šaltinis. Kai tu sakai, kad tave galbūt įkvėpia, tarkim, gamta, įkvėpia kiti menininkai, įkvėpia kažkokie gyvenimo įvykiai, tai čia tokios yra mažos tiesiog kibirkštėlės, bet iš tikrųjų pats didžiausias įkvėpimas turi būti pats savo, aš manau. Kita parodos autorė Elena Sakalauskaitė pristatė vaizdo instaliaciją Žinutė butelyje. Mano pavadinimas darbo yra Žinutė butelyje. Kodėl Žinutė butelyje? Todėl, kad šitie žmonės, kurie tos savo kažkokius kringelius palieka, tai jie irgi tarsi meta žinutę butelyje ir kažkas, galbūt kas supranta tą jų kultūrą, tai gal ir perskaito. Jau pats projekto pavadinimas kviečia susimastyti apie šios primityvios, o kartu ir fenomenalios komunikacijos formos atgarsius šiuolaikinėme pasaulyje. Dar viena festivalio atidarymo parodos dalis – 2 menininkų kūrybinis eksperimentas. Jame susijungia skulptūra, garsas ir animacija. Rezultatas – holografinė garso skulptūra. Autoriai teigia, kad kūrinys paradoksalus. Mano užduotis buvo padaryti objektą, tokią skulptūrą juvelyrišką, o jo užduotis buvo padaryti projekciją. Nuolat kuriama vaizdo ir garso iliuzija save ir griauna ir vėl atkuria. Kažkokia fantastika yra įkvėpimo šaltinis, kažkokie naujos medijos, kažkokie naujos technologijos, tai man yra įkvėpimo šaltinis. Man didžiausias jo yra įkvėpimas išbandyti naujoj technikai kažką. Tarptautinis medijų meno ir muzikos festivalis Centras vyks iki balandžio 14 dienos. Programoje ir kūrybinės dirbtuvės, audiovizualiniai pasirodymai, paskaitos ir garsių menininkų mokymai. Kauno valstybinėme dramos teatre pristatyta dar viena spektaklio premjera. Ta proga buvo sukviesta spaudos konferencija. Kauno nacionalinis dramos teatras žiūrovams ruošia dar vieną naujieną. Šį kartą scenoje prabils Ivano Turgenevo kūrinio Mėnuo kaime veikėjai. Spektaklio režisierius tikisi, kad šis pastatymas patrauks susidomėjusių amžinomis gyvenimo temomis dėmesį. Tai istorija apie stipriausią žmogų valdančias jėgas, meilę ir pragaištingą aistrą. Antikristas vos atgavęs dvasios. O kur Vėra? Aš šiandien nuo vadytojos nemačiau, veskite. Geriau papasakokit man, ką nori. Pjesė be galo žavi, be galo užjaučia, reiškia, paliečia, šitą pjesę paliečia labai žmogiškus dalykus, kurie yra kiekviename iš mūsų. Tai čia yra vienas iš baisiausių dalykų, tai čia yra aistra, apie kurias aš sakau. Aistra, kurie sudegina viską, kuri nevaldoma, kaip Aristotelis sako, aistra labai baisus dalykas, nes jinai nevaldoma, neprognozuojama ir nežinoma, ir žmogus net negali jos valdyti, nežino, kas su juo bus. Žmogus myli ar būtinai verkti. Man atrodo, atvirkščiai, kada žmogus myli, jis atiduoda kitam, jisai visai kitose pojūčiuose, čia daug temų paliečiama. Reiškia, ir aistros, ir meilės, ir kažkoks to, ir gal vos yra tema pavydo ir dar kažko tai, nes čia ne vos, o pavydas irgi viena iš aistrų, stipriausių aistrų, tai va tos aistros yra pavydo aistra irgi nekontroliuojama, irgi nevaldoma. Dėl ko man šitą pjesę žavi, aš visą laiką sakau, kad jinai yra aistrų pjesė ir viena iš tokių giliausių aistrų pjesių, mano manimu. Vaidmenį spektaklyje kuriantys aktoriai dega nekantrumu žiūrovams pristatyti spektaklį. Pasak jų, čia bus daug kas kitaip. Laikas kalbėti apie
apie asmenybę, apie kūrybą, apie santykius, apie atskirai žmogų. O ta pjesė kaip tik ir labai gražiai išryškina toje išklotinėje kiekvieno žmogaus norus, viltis, jie maži, dideli. Aktorius yra kareivis, jį pašaukė, jis eina. Aš visada labai noriu, kad būtų personažas, o ne Inesa. Man neįdomu būti Inesa. Aš virtuvėje esu Inesa. Tai labai įdomu buvo ta tokia, aš pasakyčiau, tokia, žinot, tokia soti katė ant šieno, tokia murkianti, tokia, žinot, moteris, kurioms viską atleidžia, jas viskas savo leidžia. Paskui jos visas gyvenimas labai sukratomas. Tos aistros netikėtos tos, kai jis sako, aš dabar pirmą kartą myliu. Pagrindinis aistros variklis tai yra širdis, neišvengiamai troškimas, noras mylėti, būti su kitu žmogumi, ar tai būtų laikina, ar tai būtų amžina, jis vis tiek išlieka toksai pats. Ta kita tai yra veiksmas scenoje, kurį išgyveni kiekvieną kartą ir ką matėte galbūt trupinėlį šiandieną, šį vakarą bus kitaip ir visą tai aš manau augs ir turėtų užaugti į labai gražų, o tokį va čia kaip sobelis. Drobus? Mėno kaime premjeros numatomos balandžio 12, 13, 18 ir 30 dienomis. Na, liaukitės, tarsi jūs nežinote, sakiau, Zepurmas. Kas jums esu? Natūrį. Man regis, užžaidžiate mane kaip katė pelėda. Tobulėjant technologijoms, kinas vis labiau išstumia teatrą iš jaunimo laisvalaikio. Todėl pažiūrėkime, ką studentai žino apie spektaklius bei aktorius. Taip pat, ar jie tikrai mieliau renkasi kiną ar teatrą. Laisvalaikio praleidimo būdų yra įvairių, tai kinas, klubas ar pasibuvimas su draugais. Šiandieną klausiu praeivių, ar dažnai jie lankosi teatre ir kokius lietuvių aktorius jie žino. Ar dažnai lankaisi teatre? Na, kartais, kai nueinu prie prabavos su draugais, gal galės su šeima. Pastaruoju metu tenka neįtin dažnai lankytis, bet šiais metais tai buvau teatre. Ne, nelabai. Kai papuola, visai būna. Į metus 4 kartus. Rečiau, dažniau, visai. Taip, nes nebuvau Kauno dramos ir teatre Jeruzalė. Iš tikrųjų, teatre lankausi ne taip dažnai, bet kadangi neseniai teko pabuvoti spektaklyje Urvinis žmogus, manau, ateityje lankysiuosi dažniau. Ar dažnai lankotės teatre? Labai dažnai. Taip, ten dirbu. Kokius spektaklius žinai? Spektaklius Gulbių ežeras, Spartukas galų gale. Žinau moderatorius, Traviata. Snieguolė buvau, bet čia jau Vilniaus. Spektaklius? Urvinis žmogus. Daktaras. Primadonas eisiu. Premjera bus dabar net. Seks gurus, striptizo ereliai. Tai Domino teatras labiausiai patenka. Nu, kažkaip jo, nes komedijos. Kažkaip komedijos geriausiai žiūrisi. Arčiau širdies. Aida, paskui Padėk. Grafaitė Marica, ten aš dainuoju. Toliau yra naujas pastatytas spektaklis Notre Dame legenda. Šiaip yra daug, labai daug spektaklių. Ir naujų, ir senų. O kokius lietuvių aktorius žinot? Meškauskas, vėliau... Kas dar? Sakyk, Rudokas. Rudokas. Ramanauskas, paskui iš raidės tas. Sakalas. Oi, Uždavinys. Rudokaitė yra vaidinusi dramos teatre. Lietuvių aktorius. Žinau Rafilą Karpį. Žinau, kad dabar strigo, žinau, kad nesakysiu ar. Aš Franauskas ir Irkutė. Yra neblogi tie aktoriai. Tiesiog reikėtų pagalvoti ilgiau, kad prisiminti juos. Jaunam žmogui dažnai sunku pasirinkti, kaip įdomiai išnaudoti likusį nuo studijų laiką. Ypatingai žiemą norisi pasižiūrėti gerą kiną arba pasinerti į teatro pasaulį. Kauno dramos teatro atstovė spaudai džiaugiasi, kad vis daugiau jaunų žmonių susidomi teatru.
Teatre lankosi iš tiesų daug jaunų žmonių ir mes paprastai sulaukiame ir laiškų iš jaunų žmonių, kurie norėtų ateiti ar kažkokių pasiūlymų. O kurie spektakliai priimtiniausi? Tai aišku, tie patys moderatoriai ypatingai mėgiami, plėšikai, tačiau jaunimas mėgsta ir naujai pasirodžiusią Baltą drobulę. Ir mes neseniai pristatėme Jeruzalę irgi taip pat susilaukė susidomėjimų. Kitaip tariant, jaunimas mėgsta labai platų spektrą, sakykime, netgi nuo tų, kur kalba apie mūsų istorinę praeitį, iki tų, kur apie šiandienos realijas. Apie spektaklius jaunimas dažniausiai sužino iš reklamos, tačiau ne ką mažesnė įtaka turi ir draugų atsiliepimai. Pasak ekspertų, teatras tarsi užkrečiamas. Jei draugas pažiūrėjo spektaklį, aplinkiniai jį pamatyti taip pat norės. Visų pirma, aš tai galvoju, kad priklauso nuo šeimos, kurioje augo vaikas ir jeigu jis buvo pratintas prie teatro, tai tuomet jis, žinoma, ieškos, eis ir domėsis. Ir tik tai vėliau tai priklauso nuo reklamos visų pirma, kaip jis yra pateiktas, kokie yra aprašai, kaip jis sklinda nuomonės ir nuo draugų rekomendacijų. Jeigu draugai sakė, kad yra gerai, reiškia, man atrodo, jau galima nueiti pasižiūrėti. Tradicinis kinas yra artimesnis jaunimui, nes seansai vyksta gerokai dažniau, salės būna retai tuščios. Tad kova tarp teatro, scenos ir kino salės išlieka gan stipri. Kiną renkuosi visada, dėl to, kad man kinas yra šiek tiek įdomesnė aplinka. Manau, renkasi daug jaunesnių žmonių. Man tiesiog kinas labai patinka. Kino teatrų atstovai teigia, kad paskutiniu metu kiną aplanko šiek tiek mažiau studentų nei prieš porą metų. Ką mes jaučiame, kad studentiškojo segmento šiek tiek mažėjimas yra 2 metai. Labai minimalus, bet mes siejame su ta migracija, kad studentai baigia mokyklas čia Lietuvoje, išvažiuoja studijuoti į užsienį, moksleiviai baigia, ne? Tai moksleivių, tai sakykime, šita tendencija yra ta pati, o studentiškojo segmento šiek tiek susitraukimas jaučiamas. Dauguma vieningai sutarė, kad tiek kinas, tiek teatras turi savitą meninę vertę ir iš kiekvieno kūrinio galima pasimokyti, jei tik yra noro gilintis ir suprasti ekrane ir scenoje perteikiamas reikšmės. Konkurse vis dar liko nepadovanotas šokių studijos Souls abonementas. Jums tai reikia atspėti, koks tai šokis ir turėsite puikią galimybę išmokti unikalių šokių. Nepraleiskite šios progos ir savo spėjimus rašykite ant Kobra TV Facebook sienos. Tiek naujienų šiam kartui ir nelinkėsiu jums, kad greičiau ateitų pavasaris, palinkėsiu, kad greičiau baigtųsi žiema. Nepamirškite apsilankyti naujai atsidariusiose parodose ir įdomuose spektaklių premjerose. Kultūrinkitės ir likite su mūsų kanalu. Nu dabar man reiktų baigti. Šitą. O, jau bus feilas, kai tu ant manęs rėki. Ir dabar bus feilas, kai aš tai pasakiau. O šitos neišmoksiu gerai, reiks suflę. Sakysiu į kamerą. Kauno valstybinėme dramos teatre pristatyta, palauk, nenusuko aš tai. Kauno valstybinėme dar viena nauja spektaklio premjera ar naujo spektaklio premjera? Ar teatrą? Gerai, šitą bandau į kamerą, bet atsuk. Ką studentai žino apie spektaklius ir aktorius? Ką tu žvengi? Tobulėjant technologijomis... Ai, geriau skaitysiu. O ten ką renkasi? Taip pat, ar jie tik tai... Palauk. Tiek naujienų šiam karteliui ir vėl saldu. Gal tu skaityk? Tai čia ir skaičiau. Tu galvoji, aš taip žodį pasakyčiau, neskaičius? Čia nerealu būtų. Jo, va taip reikėjo pabaigti.